Jei gimei kovo mėnesį, 3, 12, 21 ar 30 dienomis, tavo metų gimimo suma yra lygi 3, 12 ar 21. Pavyzdžiui, esi gimęs 2001 metais ar 1974 metais. Tai trejeto energija skirtingai veikia tave, gali būti susijusi su tavo dvasinė sritimi, su savirealizacija ar pinigais, su asmenybė. Tai šiandien aš miniu ir jau ne pirmą dieną mes aptarinėjame šias energijas, tai kad tai yra viena iš tavo užduočių, paskirčių gyvenime. Nepaisant to, kad jų yra daugiau nei viena, daugiau nei 3. Tai užduotis, jei pas tave yra trejetas, pirmiausia sukurti šeimą, tapti mama ar tėvu, moteriai karalienę tapti, neišduoti savęs ir realizuoti save. Vadinasi, irgi negalima pernelyg pasinerti į vaikų auklėjimą, vaikų auginimą, motinystę. Labai svarbu suderinti motinystę kartu su savirealizacija. Vyrams reikia stiprinti vyriškumą. Taip. Taigi tie vyrai, kurie turi trejeto energiją savo gyvenimo kode, jie yra moteriškesni. Jie yra minkšti, jautrus, dažnai priklausomi nuo savo mamos arba žmonos. Tai labai svarbu, turint trejeto energiją, vyrams atsiskirti nuo savo mamos. Ir ypač jeigu esate gimęs kovo mėnesį, vadinasi, labai svarbu tame periode jau nuo 25 metų negyventi kartu su mama, atsiskirti, nes visko gali būti, kad galėjo tavęs beje ir nenorėti mama susilaukti, galėjai augti stokodamas mamos dėmesio, augai pats savo, arba tavo mama pernelyg tave kontroliavo. Tai labai svarbu išsilaisvinti nuo mamos ir negyventi, nebūti jos įtakoje. O apskritai, tai trejeto energija byloja, kad iš tikrųjų tiek vyrai, tiek moteris teigiamoje raiškoje yra labai pozityvūs, emocionalūs, artistiški, kūrybiški žmonės ir turi puikią išlavintą vaizduotę, stiliaus bei skonio pojūtį. Tik kaip pabrėžiu dar kartą, kad vis dėlto vyrams būtina vystyti, stiprinti savo vyriškumą, vyriškąją pusę, o moterų problema, kad dažnai jos nepriima savo moteriškumo ir slopina vyrus, nes minusinė trejeto raiška tai yra artimųjų kontrolė. Taip pat kaip ir ketvertas iš esmės, ar ne? Tai ir valdingumas beje, ir priklausomybė nuo santykių. Pačios reikšmingiausios tokios teigiamos ir neigiamos reikšmės, be abejonės jų yra daugiau. Ir žinoma, nepakanka apibūdinti žmogaus asmenybės iš vienos energijos. Jų mes turime tikrai daugiau. Taigi, ir dalinkitės komentare, kaip veikia trejeto energija jūs ar jūsų artimuosius.